Tai esu Darius, prie projekto prisijungiau visiškai neseniai. Šiaip esu gamtininkas ir ūkininkas, pats ūkininkauju ir atkurinėju pievas Labanoro regioniniam parke. Tai pievų atkūrimas man nėra svetimas darbas, tai tą darau jau 7 metus pats. Tai smagu, kad prisijungiau prie šitos komandos ir turiu galimybę prisidėti prie pievų atkūrimo darbų. Tai atkuriant pievas, kaip ir pagrindinė projekto vizija, yra padėti tilvikiniams paukščiams, kurie yra Europos mastu stipriai nykstantis. Tai esame atvykę į Kretuono, į paukščių apsaugai svarbią teritoriją, Kretuono ežeras ir apylinkės. Tai kuo ši teritorija įdomi ir unikali tuo, kad čia gyvena begalės įvairių tilvikinių paukščių. Ir per paskutinius 30 metų šita teritorija buvo apleista. Ir dabar projekto rėmuose atkūrinėjom apleistas pievas. Tai matome į priekį karvių bandas, ganyklas ir gyvulių pagalba atkuriam natūralias pievas, taip padėdami paukščiams ir įvairioms pievų buveinėms atsikurti. Tai projektas vyksta jau 2 metus. Šiuo metu esame įkūrę vieną naują ūkį, taip pat ganosi mobilios bandos. Tai gyvulių pagalba projektas prižiūri šiuo metu apie 200 hektarų teritoriją. Tai kas yra tas tvarus ūkininkavimas, kai gauna naudą ir ūkininkas, ir gamta. Tai ta abipusė nauda, tai tu padedi gamtai tvarkytis, o iš gamtos pasiemi ne viską, o dalį. Tai tai yra pusiausvyra tokia, kai žmogus, suprasdamas visus procesus, kurie vyksta natūralūs pievos ir gamtoj, tai nepaima visko, ne? Tai yra numatyti laikotarpiai, tu pristaikai prie gamtos sąlygų ir taip gaudamas savo naudą ir padėdamas gamtai susitvarkyti taip, kaip jai reikia ir kaip tvarkydavos anksčiau. Tai tas bendras toks senovinis, toks istorinis ūkininkavimas, kur dabar mes gal net apie tai nesusimastom, bet žmonės kiekvienas skirtingas teritorijas vis skirtingai prižiūrėdavo. Vienas pievas pjaudavo, kitas ganydavo karves, kitur ganydavosi arkliai, avys, ožkos. Tai tas bendras toks skirtingas ūkininkavimas ir yra tvarus, kad mes nesuiriam, nesėjam monokultūrų, o skirtingose vietose taikom skirtingas priemonės, taip sukurdami gamtoj mozaiką ir taip padėdami toms rūšims gyventi ir ta prasme klestėti, kad populiacijos didėtų ir augtų būtent čia šitoj teritorijai. Tai projekto tikslas yra suburti didelę ūkininkų komandą ir ne tik šioje teritorijoje, bet visoje Lietuvoje, kad steigtųsi nauji ūkiai, kurie augintų gyvulius ir taip padėtų tvarkytas buveinės, tas pievas tilvikiniams paukščiams ir griežliai. Tai projekto tikslas čia, mano kaip gamtosaugos eksperto tikslas įkurti Reškutėnuose dar kelis ūkius, projekto pagalba ir žmonėms padėti tiesiog startuoti su gyvuliais ir ūkininkauti, nes šiuo metu Reškutėnuose gyvulių ūkių yra toks vienas didesnis ir keli smulkus, kurie augina pieninės karvės kelias, tai ūkininkų daug nėra, o plotas pievų yra ganėtinai didelis, tai ta prasme potencialo kurtis naujiems ūkiams tikrai yra ir matom, tai su žiniom su projekto komanda bandysim įgyvendinti šitas veiklas. Tai kodėl verta rinktis gyvulį, o ne ariminę žemdirbystę, tai aš galvoju, kad vis tiek ūkiai turėtų būti mišrūs. Pagrindinė priemonė tai turėtų būti vis tiek gyvulys, nes gyvulys kaip kaime, kaip bendruomenė sukuria papildomas darbo vietas ir turint didelės mėsinių galvijų bandas, taip galima sukurti kaime darbo vietų ir tiesiog keli ūkiai galėtų jungtis į kooperatyvus, į bendruomenės ir tai būtų lengviau realizuoti produkciją ir tiesiog kaime, tas kaimas toks būtų gyvas. Tai vyksime dabar į Reškutėnų kaimo bendruomenę ir pašnekinsime bendruomenės pirmininką ir ūkininką tuo pačiu. Tai esame atvykę dabar prie vieno iš aptvarų. Šis aptvaras yra 16 hektarų dydžio ir matom, kaip karvių pagalba yra tvarkomos Kretuono apylinkių pievos. Tai kuo vieta ši unikali, kad tik atėję čia filmuotis, tai matėm ir pempių jauniklius, ir tulikų jauniklius, taip pat ir griežlės gyvena. Tai teritorija yra įdomi, nes dabar yra pats toks
išsiperėjimo metas ir visi turi jauniklius, todėl nelendam ir nevaikštam po pievą, filmuojam iš šono. Tai karvė sukuria pievoje mozaiką įvairią, vieną žolę nukanda, tai jinai yra trumpa, patogu visokiems tilvikiniams paukščiams lakstyti ir palieka nenugraužtą žolę tokią didžiulę mozaiką. Tai tilvikiniai paukščiai tokias vietas labai mėgsta. Taip pat ana dalis yra labai užmirkusi, ten yra dar visokių vandens paukščių didelė įvairovė. Tai tuo teritorija šį ir įdomi. Žinoma, čia dar turim įvairių lietuviškų gegūnių. Taip pat auga ir varpeniai paprastieji ant kalniukų. Tai iš gegūnių turim baltijinę, raudonąją ir net šalmuotąją gegūnę. Viena iš kelių parko vietų auga būtent šalia šitos ganyklos. Tai ūkininkaukit tvariai ir turėsit gerus rezultatus.